Jau Mykolas! Arnatas Balėnas visą laiką sulaukia daugiausiai tokių keistų susitikimų ir keisčiausių tokių replikų. Nes visokiausiai žmonės praeina ir daugiausiai reakcijų būna. Kiti sako, nenorim, nes nemokamai. Tada žmogus atėjo po truputėlį ir domisi, o iš ko čia padaryta, čia gydomoji ir panašiai. Mykolai, tu tikrai turi ką papasakoti. Aš esu Mykolas iš Kauno. Iš 13 grupelės ėjom į vaikų globos namus. Mes ten vaidinom, dainavom ir žaidėm žaidimus. Šiaip, kaip du iš mūsų santuokiniai, man atrodo, jo. Vaidino su lėlėm ir kažkaip... Pesimistiškai žiūrėjau į tuos lėlės, kad negalvau, kad niekas nepatikės, o iš tikrųjų tie vaikai taip patikėjo, kad kaip eina prie mūsų, nes mumis bendrauja visom lėlėm. Bet buvo tokių žaidimų, kai pavyzdžiui, turiu atkrėti skaičių nuo 1 iki 100, ir kai pasakai, kad 10, ir kai pasakai, kad daugiau, visi tyliai, nes niekas nemoka daugiau skaičiuoti. Buvo labai nedaug, nes taip ant švenčių visi išvažiavę. Kas tau buvo keista? Man keista buvo tai, kad aš galvoju, kad aš turėsiu atvažiuoti ir su visai bendrauti, bet kai aš atėjau, prie manęs atėjo patsukė, kaip aš. Kai atėjau su manim rusiškai bendrauti, aš šiandien